Nelabai tikime turinčių antsvorį žmonių tvirtinimais, jog gero žmogaus turi būti daug. Arba tuo, jog antsvoris jiems visai netrukdo. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius, Algirdo Brazausko duktė Laima Mertinienė, o dabar ir garsi, ir tikrai visai Lietuvai žinoma humoristė Hana Šumilaitė papildė tų įspūdingai sulieknėjusių žmonių gretas. Gal pas mus? Hana Šumilaitė tvirtina subrendusi svorio metimui po to, kai televizijos ekranuose pamatė pati save. Na, aišku, tai nebuvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, pasakoja ji. Stebėjau save daug metų ir mačiau per televizorių, bet vieną dieną to jau buvo per daug. Tokia masė, taip negražu. Tiesiog atėjo metas. Kada, pat ypatingai, dar žurnale, dar ne, bet kada filmuoja telike ir tu pamatai ir man tai jau tai buvo antiestetiška, galvoju, Šumilaitė. Aš niekada nebūsiu, reiškia, Marilyn Monroe, bet galvoju, jau tai yra antiestetika, reikia kažką su savim daryti. Matyt, kaip ir visam kitam reikia subręsti. Aš aišku, labai man gaila, kad man, nesutikau, pavyzdžiui, gydytojos Tulčinos, kai man buvo kokie 35, nes tada tas būtų lengviau ir tiek raukšlių neišlystų, kaip dabar, žinai, su šitam amžiui, bet tiesiog tada nebuvo tokių dalykų, ar ne? Ir kaip viena mergaitė pasakojo, tai tokie tipiški dietologai tarybiniais laikais baigė ir nieko daugiau neišmanantis, ką dažniausiai sako, valgykit liesą mėsą, jautieną, ten kokius nors salotas, ne? O jeigu ta jautiena kaip tik, ir tukinagi, yra masė žmonių, pavyzdžiui, man jautienos negalima valgyti iš viso, ar ne? Tai reiškia, tai tiesiog būdavo, kankindavaisi, ten kažko nevalgydavai, atsisakydavau, rezultatų kaip ir nelabai, ar ne? Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad atsirado toks. Dar praėjusių metų pavasarį artistė atrodė štai taip. O dabar praėjus 8 su trupučiu mėnesių, Hana pelnytai didžiuodamasi rodo drabužius, kurie primena tą sunkmetį. Dar jaučiu tokį trūkumą, garderobo, pavyzdžiui, spalvinė, aš labai mėgstu spalvas derinti, bet aš galvoju, kad kai aš dar už kokių poros mėnesių, dar numesiu kokį 10 kilų, tada jau iš naujo pirksiu viską. O šiaip tai kol kas ta vienintelė suknelė. Kas, pavyzdžiui, toks švarkelis, toks, kuris gal labiausiai matosi, nes tie, kur trikotai, pavyzdžiui, jeigu aš jį dabar susekčiau, tai jis būtų toks. Jis buvo jums aptemptas? Taip, ne, jis normaliai, reiškia, taip, priglūdęs buvo, tarkim, ar ne? Arba kas nors dar čia, pavyzdžiui, sijonas. Ar tiesa, kad visi jūsų sijonai minėjot ant gumų? Taip, čia irgi matosi, kad ant gumų. Tai įsivaizduokit, kad net, vis tiek, tai yra, net jau ant gumų aš jo negaliu nešioti. Taip, o jis dar buvo, aišku, truputėlį dar patemptas. Taip. Na ir kas čia dar, kaip galim. Čia tiesiog tokie marškinėliai, kuriuos aš labai mėgau ir naudojau, bet jau jie dabar nelabai dabar jau žiūrisi, ar ne? Labai laisvi. Na, juos ir galima tik tai, taip. Aišku, aš džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, žinokit, dėl to, toks. Bet stipriai per didelis, taip. Jau didokiai, žinai, jau nelabai galima. Na, o dabar truputis šoko. Garsioji Hana Šumilaitė buvo viena iš 10 000 Lietuvos gyventojų, kurių gyvenimą nuodijo, ar ir dabar dar nuodija viena itin nemaloni problema – tai psoriazė arba žvynelinė. Etikos sumetimais parodysime tik kelias ponios Hanos nuotraukas su ligos pažeistomis vietomis. Tai nuolatinis košmaras, kuriame gyvena tie, kurie jie serga, tvirtina aktorė. Kažkada esu girdėjus toks, žinai, kaip būna žiniuonis kaimo, gydė psoriazę, tą vadinamą, aš ją turėjau ir turėjau ilgus metus. Ir žinau, kad tas senukas gydė mano tokį pažįstamą ir jis uždraudė jam visus pieno produktus. Ir žinau, kad buvo labai geras pagerėjimas tam žmogui. Bet aš jau nebespėjau, tas senelis numirė. Ir dabar, kai aš sužinau, kad pieno produktų negalima, aš galvoju, reiškia, iš tikrųjų negalima. Ir aš galvoju, Lietuvoje yra iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie turi tą ligą.
Ir aš žinau, ką tai reiškia, ypač mano profesijai, kada reikia slėpti rankas, kada... Slėpėte, grimavot, ką darėt? Tai dažniausiai tai būdavo arba, pavyzdžiui, per kaimynus, tai jeigu paūmėjimas, aš sakau, nefilmuojam šiandien rankų, bet vis tiek praslyzdavo, nes žmonės sutikdavo ir tam, kam rūpi, kas turi pats tą problemą, jis visada pastebi pas kitą. Tai aš turiu pasakyti, ponai, iš tikrųjų... Nuo tokio pagerėjimo aš neturėjau per 10 metų, pirmą kartą va taip, kad aš galiu sau leisti, reiškia, ir trumpom rankovėm, ir atviram. Nu, yra dar poroj vietų, porą taškelių liko, bet tai palyginus su tuo, kas buvo, tai aš labai džiaugiuosi ir labai dėkinga. Suradome mes tą žmogų, kam dėkoja ponia Hana Šumilaitė už numestus kilogramus ir pagydytą žvynelinę. Nenustebome, kai sužinojome, jog pastarąją sėkmingai ir be milijoninių įdėjimų gydo Žvėryno natūralios medicinos centras. Mes supratome, kokios priežastys yra, dėl kurių atsiranda odos problemos. Ir supratus tas priežastys, o priežastys labai paprastos, banalios ir visą laiką apie tai mes kalbam, kad čia yra beprotiškas valgymas. Žmonės neturi saiko valgant. Jie nežiūri, ką jie meta į savo burną, kokiais kiekiais jie valgo. Maitina savo vaikus ir organizmas mūsų nesugeba suvirškinti to begalinio kiekio maisto ir įvairovės maisto ir žmonės nesuvokia, kad su maistu jie gauna dar labai nuodingų medžiagų ir emulgatorių, ir pesticidų, ir herbicidų, radionuklidų, konservantų ir naudoja labai daug gyvulinių produktų. Mūsų virškinimo sistema nesugeba susitvarkyti su to. Ir kadangi virškinimo sistema nesugeba suvirškinti, reiškia mūsų filtrai, šalinimo organai, kepenys, inkstai, storoji žarna nesugeba tai pašalinti. Ir oda ateina jiem į pagalbą. 2 kvadratinių metrų organas pradeda šalinti tai, ko nesugebėjo pašalinti šalinimo organai. Žmonijos atmintis trumpa. Priminsime 2002 metus, kai Europa nustėrusi stebėjo nuo Jakobo Creutzfeldo ligos arba kitaip kempinligės, baisiose kančiose dvesinčius gyvulius. Tada buvo patvirtinta, jog gyvulių kančias ir mirtį sukėlė ilgus metus jiems duodamas pašaras, į kurį buvo dedama jų pačių gentainių kaulų miltų. Skandalas. Žolėdžiai ėdė mėsą. Ar dar reikia sakyti, jog tokią mėsą valgė dauguma Europos šalių gyventojų? Lietuvoje 120 000 sergančių žvynelinė. 120 000 žmonių. Bet to žvynelinė skaitosi nepagydoma liga. Mes skaitom, kad išvesti iš jos galima sutvarkius mitybą, išvalius organizmą, duodant homeopatinius preparatus, kurie veikia su visu organizmu, kaip su visuma, kaip su sistema, harmonizuojant endokrininę, nervinę, imuninę sistemas, išvedant parazitų iš organizmo, nes 90% pacientų sergančių odos problemomis turi parazitų savo organizme. Ir yra didžiulė pagalba atsikratyti tų parazitų, harmonizuojant vidų, nes parazitai veisiasi ten, kur yra jiems skanu ir gera, kur yra ten dirva paruošta. Hana Šumilaitė klausė visų gydytojos nurodymų, valgė tik tai, kas tinka jai ir niekam daugiau. Žvynelinė traukiasi, svoris krenta, energija plūsta, oda skaistėja. Rezultatai kalba už save. Aš visą laiką galvoju apie tai, kad jeigu, tarkim, jogai, ar ne, kurie jau turi tikrai 1000 metų tą tradiciją ir jie valo. Tik jie valo primityviau, jie valo, reiškia, tam tikrais produktais, klizmom, atsiprašau, bet jie valo lygiai tą patį žarnyną. Tai čia, jeigu gali civilizuotai, normaliai atsigulti ir tau išvalo, tai aš čia nematau iš tikrųjų. Aš aišku, ne medikė, bet tugi paskui geri tuos dalykus, kurie atstato tavo tą mikroflorą. Aš bent tikrai nepajutau nieko blogo, tik gerą.
Apie mitybos įtaką sveikatai buvo ir bus kalbama amžinai. Ir apie tiesioginį ligos ir maisto ryšį. Ir apie tai, jog pilnaverčiai maistas virškinamas tik švarioje terpėje, tuomet pasisavinamos visos reikalingos medžiagos. Ir dar apie tai, jog geriausia valgyti yra pačių pasigamintą maistą, vengiant konservuotų ir rūkytų gaminių, mažinant mėsos kiekius, didinant žuvies ir daržovių. Taip storasis žarnynas, jei tik bus švarus, geriau atskirs pelus nuo grūdų. Tik švarioj terpėj augs gerosios bakterijos. Mes padarėm antrą studiją pagaliau, kad dar kartą parodyti, kad negalima išvalyti to, ko ten nėra. Mes ištyrėm 100 žmonių, dar kartą, reiškia, viso jau 200 žmonių ištirtų, kurie atėjo pas mus ir dar nieko nedarė, ne vienos procedūros žarnyno valymo. Ir mes pamatėm, kad tyrimus paėmus iki procedūrų, mes nusintėm į visuomenės higienos centrą, kur darėm tas studijas su ta laboratorija, taip. Ir mes pamatėm, kad iš 100 žmonių tik tai 17 žmonių auga gerosios bakterijos. Tik 17% žmonių neserga disbiozė. Ir jokie probiotikai nepadės, jeigu ten bus žarnose tokia katastrofa. Visos bakterijos žus, jeigu žmogus toliau valgys, kaip jis valgė, ir jokie probiotikai neaugs. Tokiam fone ir tokioj terpėj. Užtat vienintelis būdas yra išvalyti storąją žarną, sudaryti ten sąlygas veistis gerom bakterijom ir viskas susitvarkys. Ir padarius tyrimus po 2-3 procedūros mes matom, kaip gražiai atsistato bakterijų balansas, kaip gražiai pradeda augti gerosios bakterijos, jeigu ten švaru. Ar galima būti sveikam ir laimingam? Be abejonės taip. O ypač, kai matai akivaizdžiai atjaunėjusią, sulieknėjusią ir žvynelinę įveikusią Haną Šumilaitę. Dabar ji neabejoju, jog gyvenime iš tiesų būna ir geriau. Tai kiek nebeturite? Oi, jau taip tiksliai pasakyti. Aš žinok, taip, to 27 kg barjero nelabai buvau peržengus. Buvau jau 30, bet dabar tarpušventis šiek tiek sugadino. Aš dabar bijau, mane gydytojai, jeigu girdi, tai aš man labai gėda prieš visą Lietuvą prisipažinti, kad aš taip negerai padariau, bet tiesiog buvo toks maratonas, kad aš neturėjau laiko nei pavalgyti ir todėl valgiai, ką pagauni ir kur pagauni. Ir bet aš dabar jau vėl susitvarkiau, daktarė, nepykit.